Sveiki, kalbame šiandien su gydytoju Hariu Jakavičiumi. Sveiki, gydytoju. Ir radom tokią labai rimtą sukaktį progą. Minime tarptautinę perdozavimo žinomumo dieną. Gydytojas Haris Jakavičius yra klinikinės toksikologijos gydytojas ir Vilniaus filialo ambulatorinio skyriaus vedėjas. Ir šiandien labai paprastai norim, daktarė, susižinoti paprastą dalyką, kas yra vaistas naloksonas. Naloksonas iš esmės yra vaistas skirtas gydyti perdozavimus opioidais, ar tai būtų fentanilis, ar metadonas, ar heroinas, ar įvairūs kiti sintetiniai dabar labai populiarūs opioidai. Tai iš esmės šitas vaistas gelbsti gyvybės ir žmonėm, kurie yra perdozavę, grąžina antrą šansą, kaip sakant, gyvenime. Ar galim pasižiūrėti, kaip jis atrodo, ką reikia, kaip jį atpažinti netgi pradžiai, kaip jis veikia, o tada jau sužinosim, kaip jį panaudoti. Formų iš esmės yra įvairių sukurta. Mes konkrečiai pas save turim į nosį purškiamą naloksoną ir tradicinį injekuojamą naloksoną, kuris leidžiamas yra arba į veną, arba į raumenį. Patogumo dėlei visada rekomenduoju rinktis leisti į raumenį ir sėdmens raumenį, pavyzdžiui, nes opioidų vartotojams, pacientams, kurie yra priklausomi nuo opioidų, jie dažnai neturi venų ir labai sunku būna rasti venas. Tai tiesiog į raumenį susileis daug paprasčiau būtų. Tai gerai, tada gal paklausiu labai paprastai iš pradžių, iš kur man tą vaistą gauti? Šį vaistą naloksoną jis yra dalinamas žemo slenksčio kabinetuose. Visi žmonės, kurie vartoja narkotikus, žino, kas tai yra žemo slenksčio kabinetai. Šį vaistą galima gauti pas mus, jeigu yra poreikis, gali gauti tiek vartojantis žmogus, tiek jo artimieji. Ir mes konkrečiai dalinam tokius kaip ir rinkinukus paruoštus, kuriame būna kelios ampulės pačio naloksono ir įdėti keli švirkštukai. Gerai, tai tie, kas jau vartoja ir kas šeimose turi tokių žmonių, tai jie, kaip ir aš suprantu, gali būti susipažinę ir žino, ką daryti. Bet tarkim, jeigu šiandien minime tokią tarptautinę dieną ir jinai yra vieša ir aš einu gatvėje ir kartais gyvūną mes matom visko ir guli žmogus ir galim įtarti, kad jis yra perdozavęs. Ar mes galim suprasti iš tam tikrų simptomų, kad jis yra perdozavęs, tai viena. Ir antra, kaip tada konkrečiai elgtis, jeigu jie, irgi noriu pasakyti turbūt, kad dažniausiai turi ir tą vaistą kišenį. Tai jeigu aš apieškau ir randu, ką man su to daryti? Iš esmės, simptomiškai, ganėtinai specifiškai atrodo žmogus perdozavęs opioidų. Jeigu jis yra perdozavęs, jo vyzdžiai yra labai siauri, smeigtuko formos dydžio, nereaguojantis į šviesą iš esmės. Tokiam žmogaus sąmonė būna prislopinta, kontaktų su juo dažniausiai nebūna, jeigu tai yra perdozavimas. Labai esminis momentas yra tai, kad jų būna sulėtėjęs kvėpavimas. Jeigu normaliai žmonės 14-16 kartų per minutę kvėpuoja, tai perdozavęs žmogus nuo 6 iki 10 kartų kvėpuoja, tie įkvėpimai gilūs ir ilgos pauzės tarp kvėpavimų. Kadangi kvėpavimas būna sulėtėjęs jų, tokie požymiai kaip galūnių, pamėlusios galūnės, išbalęs pats žmogus grynai dėl deguonies trūkumo organizme. Tai į visus šitus požymius atkreipus dėmesį, dar galim rasti adatą švirkštą numestą šalia, tai kaip tuo momentu jisai galėjo susileisti, tiesiog sąmonę praranda. Yra tokių atvejų, kai tiesiog randama adata, ar tai venai būtų į ranką įsmeigta, ar tai į kirkšnį įsmeigta, kai jie nespėja tiesiog išsitraukti jų. Ir jeigu tokį žmogų pamatom, dažnai jie patys turi naloksonų, nes jie, kaip sakant, bando apsidrausti, jeigu matytų, jeigu jaustų tokius požymius, kad perdozuoja, kad susileis galėtų. Arba mes patys, pavyzdžiui, turim naloksoną. Pavyzdžiui, aš pats visą laiką turiu pas save kuprinėje naloksoną irgi rinkinuką paruoštą, tai būtų toks atvejis, kad būtų galima padėti žmogui. Tai ką mes padarom tiesiog, pasiėmėm švirkštuką, nusilaužėm vieną ampulytę, prisitraukėm ampulytę, kelnį šiek tiek žemyn pasmaukiam ir į sėdmenį suleidžiam ampulę vieną. Suleidus vieną ampulę, nebūtinai jinai turi padėti. Ypatingai dabar šiais laikais, kai žmonės vartoja sintetinius opioidus, jie yra daug stipresni, daug ilgiau veikiantys, tai to pačio naloksono gali daug didesnių kiekių reikėti. Tai susileidžiam vieną ampulę, palaukiam minutę, jeigu visiškai jokio poveikio, prisitraukiam antrą ampulę, leidžiam dar kartą. Iš esmės literatūra aprašo, kad iki 10 mg galima leisti naloksono, jeigu poveikio po 10 mg nėra, tada jau apsvarstyti kitus galimus priežastis, dėl ko jis galėtų tokios būsenos būti. Viena ampulė standartiškai 0,4 mg. Tai galima iš esmės 20 ampulių suleisti ir jeigu jokio poveikio nėra, tai tada reiktų persvarstyti, ar tikrai čia opioidai galėjo būti. Ir tada tuo pačiu paklausiu, ar galim kažkaip pakenkti, nes kartais galiu bijoti daryti bet kokią intervenciją, kad nepakenkčiau.
Ar gali naloksonas pakenkti? Naloksonas iš esmės pakenkti negali, yra tyrimų daug daryta, kai leistos tos dozės iki 10 mg per kelis kartus ten per trumpą laiko tarpą, tai kažkokių pašalinių poveikių žmonės kaip ir nejauti jokių. Faktas tas, kad jeigu mes žmogui suleidžiam perdozavusiam opioidų, kaip sakant, šitą priešnuodį, tai, kaip sakant, nutraukiam tą vadinamą kaifą jam ir jisai gali būti labai nepatenkintas, plus galim tą abstinenciją tokią išprovokuoti, nes staigiai tie opioidai iš organizmo yra išstumiami iš receptorių opioidinių, tai jis gali jausti abstinentinius simptomus, bet mes jam, kaip sakant, išgelbėjom gyvybę. Tai... Tikrai taip. Ir turbūt reikia kviesti greitąją pagalbą tuo pačiu. Faktas, susileidžiam priešnuodžių, iškviečiam greitąją pagalbą, nes dar vienas labai svarbus niuansas. Pats naloksonas jisai veikia iki 90 minučių. Šiuolaikiniai narkotikai, sintetiniai opioidai, tas pats metadonas, jeigu būtų perdozuojamas metadonui, jie veikia daug ilgesnį laiko tarpą. Tai reikštų, kad po 90 minučių naloksono poveikis pasibaigia ir vėl gali ta antra banga to opioidų smogti, jis vėl gali sąmonę prarasti ir taip patys simptomai. Tai tikrai rekomenduotina iškviesti greitąją, kad būtų nuvežtas į gydymo įstaigą ir tenai bent jau kažkurį laiko tarpą stebimas jisai. Koks būtų jūsų palinkėjimas, gydytojau Hari, tiek artimiesiems, tiek šeimoms, tiek gal patiems šiuo metu vartojantiems ir norintiems pradėti veikti kažkaip? Palinkėjimas, galbūt priklausomybė opioidam, taip, tai yra pripažinta, kad tai yra liga, bet tai nėra liga, kurios negalima išgydyti. Ir jeigu turite artimai ir jeigu pats esate priklausomas nuo opioidų, kreipkitės pagalbos, tikrai turim daug įvairių gydymo metodų ir ypatingai gydymas opioidinėm priklausomybėm yra šiuo metu labai stipriai patobulėjęs. Tikrai rasim jums tinkantį gydymo metodą ar jūsų artimajam ir tikrai galim, taip sakant, sutvarkyti jūsų gyvenimą šitą vietą. Ačiū Jums. Prašau.